Ar žinojai, kas iššaukia cistitus? Ūmus cistitas gali atsirasti dėl įvairiausių priežasčių, tačiau mokslinėje literatūroje įvardijami keli svarbiausi faktoriai. Tai yra žarnyno, šlapimo ir makšties mikrobiotos pokyčiai, estrogeno lygis bei amžius. Visi šie faktoriai tarpusavyje taip pat yra glaudžiai susiję. Dabar juos plačiau ir aptarsime. Pirmiausia, pakalbėkime apie žarnyno mikrobiotos įtaką. Kai žarnyne mažėja gerųjų bakterijų ir didėja patogeninių blogųjų bakterijų skaičius, tada padidėja tikimybė susirgti cistitu, nes tuo pat metu gerųjų bakterijų skaičius mažėja ir pūslėje. Įrodyta, kad šlapimo pūslės mikrobiota yra glaudžiai susijusi su žarnyno mikrobiota. Abiejose organuose randama net 62% tokių pačių bakterijų rūšių. Žarnyno mikrobiotos disbalansas gali atsirasti dėl daugybės priežasčių, kaip pavyzdžiui, nesveikos mitybos, mažo aktyvumo lygio, antibiotikų ar kitų vaistų poveikio, chemikalų aplinkoje poveikio ar net genetikos. Pūslės mikrobiotoje disbalansas gali atsirasti ir tuomet, kai blogosios bakterijos per šlaplį yra įstumiamos tiesiogiai į pūslę. Pavyzdžiui, lytinių santykių metu, naudojant šlaplės kateterį, neteisingai šluostantis pasinaudojus tualetu ir panašiai. Kitas svarbus veiksnys yra makšties mikrobiota. Kaip ir žarnyno mikrobiota, makštis turi tiesioginės įtakos šlapimo pūslės sveikatai. Jeigu gerųjų laktobakterijų skaičius makštyje mažėja, tada automatiškai didėja blogųjų bakterijų skaičius, o to pasekoje gali prasidėti ne tik makšties infekcija, bet ir cistitas. Nesubalansavus makšties mikrobiotos, cistitai gali vis kartotis. Makšties mikrobiota gali būti sutrikdyta moteriškos higienos priemonių, lytinės veiklos, nėštumo ir panašiai. Kitas svarbus faktorius galintis iššaukti cistitus yra nukritęs estrogeno hormono lygis. Mažėjant estrogenui sumažėja ir gerųjų bakterijų skaičius makštyje bei žarnyne ir kaip jau minėjome, tai gali turėti įtakos cistito atsiradimui. Taip pat esant estrogeno trūkumui, makšties ir šlapimo pūslės audiniai netenka apsauginio barjero, kuris apsaugo juos nuo blogųjų bakterijų prisikabinimo ar įsiskverbimo gilyn. Audiniai taip pat tampa ploni ir pažeidžiami, bei labiau palankus infekcijoms. Estrogenas taip pat turi įtakos pūslės ir dubens raumenų sveikatai. Kai senstant mažėja estrogeno lygis, mūsų šlapimo pūslės ir dubens dugno raumenys silpnėja, todėl šlapimas gali būti nepilnai pašalinamas arba gali atsirasti šlapimo nelaikymas. Estrogeno lygis mažėja su amžiumi, bet gali taip pat sumažėti po gimdymo ar naudojant hormoninės priemones. Taigi nepamirškite, kad organizmas veikia kaip visuma, todėl viskas tarpusavyje yra susiję.